Labas rytas, visi, kas esate kartu šiandien ryto meditacijoje. Ir šiandien tęsiam čakrų meditacijų ciklą ir keliaujam į 12 čakrą, tai yra bambos čakrą. Jeigu turite akmenėlį, pasimkite akmenėlį, turėkit su savim kristalą, kas jums atrodo šiandien būtų reikalinga turėti. O bambos čakra tai yra mūsų ryšys su visa kuo, kas yra mūsų šito žemės planetoje. Su visa kuo, su visa gyvūnyje, augalyje, vandenimis, žmonėmis, su viskuo. Tai yra, galima jį naudoti sąmoningai, kai mes žinom sąmoningai, kaip veikia bambos čakra, tai mes galime užmegzti ryšį su visa kuo, kame mes būnam. Pavyzdžiui, išeinam į mišką ir susijungiam būtent per bambos čakrą su miško energija, su mišku, su medžiais, su augalais esančiais jame, su gyvūnais. Lygiai taip pat, kai esam prie vandenynų, prie jūrų, ežerų, upių, mes lygiai taip pat per bambos čakrą galim susijungti su tais telkiniais ir taip toliau. Ir bet kur mes esam, jeigu keliaujam kažkur, tai galim susijungti su ta valstybė, su jos žmonėmis, su jos energija. Žodžiu, be ribų, bet galima naudoti tuo sąmoningai, žinant ir būti geresnėme ryšyje su aplinka. Dabar pagalvok prieš meditaciją, su kuo tu šiandien norėtum pajusti tą